Sveiki visi! Šiandien atliksime kapalabhati kvėpavimo praktiką. Kvėpuosime 3 raundus su 30 sekundžių kvėpavimo sulaikymu. Kvėpavimas atliekamas staigiai iškvepiant per nosį, pilvas įtraukiamas į vidų, o įkvėpimas turi būti natūralus be pastangų. Dabar atsisėskite, įsitaisykite patogiai, kad stuburas būtų tiesus, atsipalaiduokite ir pradėsime kvėpavimo praktiką. Pirmas raundas. 3, 2, 1. Giliai įkvėpsime per nosį. 3, 2, 1. Sulaikome kvėpavimą. Jauskite, kaip energija kūnu kyla iš apačios į viršų. Visą dėmesį sutelkite į 6. čakrą tarpuakyje ir būkite čia ir dabar. Lėtai iškvėpsime per burną. 3, 2, 1. Dar kartą giliai įkvepiam ir iškvepiam. Puiku. Pasiruoškime antram raundui. Antras raundas. 3, 2, 1. Giliai įkvėpsime per nosį. 3, 2, 1. Sulaikome kvėpavimą. Jeigu jaučiate lengvą dilgčiojimą, energijų cirkuliavimą, padažnėjusį širdies ritmą, pasitikėkite procesu. Viskas taip ir turi vykti. Lėtai iškvėpsime per burną. 3, 2, 1. Dar kartą įkvepiam ir iškvepiam. Trečias raundas. 3, 2, 1.
Giliai įkvėpsime per nosį. 3, 2, 1. Sulaikome kvėpavimą. Energiją keliame iš apačios į viršų ir dėmesį sutelkime tarpuakyje. Atpalaiduokite kaklą, pečius, apie nieką negalvokite. Lėtai iškvėpsime per burną. 3, 2, 1. Dar kartą giliai įkvepiam ir iškvepiam. Puikiai padirbėjote. Dar kelias akimirkas pabūkite užsimerkę, stebėkite kūno pojūčius, atsipalaiduokite. Sugrįžkite į natūralų kvėpavimą. Šis pratimas treniruoja pilvo raumenis, stiprina koncentraciją, nervų sistemą, suaktyvina abu smegenų pusrutulius, valo nosį ir kvėpavimo takus. Tai yra energizuojanti kvėpavimo praktika, prilygstanti puodeliui kavos. Todėl šią praktiką rekomenduojama atlikinėti rytais arba kai trūksta energijos. Ačiū visiems kvėpavusiems ir iki kitų kartų.